Rinkis gyvenimą sveiką. Negalia nėra kliūtis žmogui, sugebančiam ją įveikti ir paversti galia. Šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėsime su neįgaliųjų klausimo aktyviste Roberta Orlauskaite, kuri per avariją neteko kojos. Roberta Orlauskaitė jau pati yra mama, užima Lietuvos pašto tarptautinio verslo skyriaus vadovės pareigas, dalyvauja įvairiuose projektuose, jodinėja ir net pradėjo bėgioti. Jos misija – parodyti žmonėms, kad nereikia užsidaryti savyje. Reikia gyventi šią dieną ir iš gyvenimo imti viską, nes rytojaus gali ir nebebūti. Taigi pasitikėjimas ir savęs priėmimas toks, koks esi, labai svarbu kiekvienam iš mūsų. Gerbiama Roberta, jūsų gyvenimą pakeitė avarija. Iš kur semiatės jėgų ir pasitikėjimo? Tas pasitikėjimas neatėjo iš karto po traumos, be abejo, jis buvo tikrai labai stipriai nukritęs ir to pasitikėjimo nebuvo. Mane realiai įkvėpė ir pakeitė, kai aš pradėjau dirbti ortopedijos įmonėje, aš pradėjau pamatyti, kiek daug tokių žmonių yra aplinkui mus ir kurie gėdijasi savęs, bijo, kurie nejaukiai jaučiasi, jie net nenori eiti, dalyvauti viešuosiuose renginiuose, užsidaro namuose ir vengia kitų akių. Tai kai pradėjau dirbti ortopedijoje, pastebėti, kiek daug tokių pacientų yra ir kiek daug tokių žmonių, supratau, kad turi kažkas keistis ir kažkas turi parodyti, kad turi būti kitaip. Tuo metu nuvažiavau pas savo ortopedą ir paprašiau, kad nuimtų man visas apsaugas, kurias turiu ant protezo ir pradėjau vaikščioti su protezu tokiu, kaip jis atrodo. Pradėjau nebeslėpti, nebandyti atkartoti, kad tai būtų panašu į koją tikrą. Tiesiog pradėjau vaikščioti su protezu ir rodyti pavyzdį kitiems, kad nereikia savęs bijoti, gėdytis. Ir, sakyčiau, pirmas tas įspūdis išėjus po kurio laiko buvo labai sudėtingas, nes atrodo žmonės visi tave žiūri, stebi, bet dabar jau po kurio laiko aš jau tų žvilgsnių nebepastebiu ir jaučiuosi laisva. Tai ta laisvė iš tikrųjų įkvėpė tai, kad aš įkvėpiu kitus žmonės, kad ir kiti žmonės pradeda jaustis laisviau. Ir man atrodo, svarbu yra atrasti tą misiją, dėl kurios tai darai. Mane tai konkrečiai įkvėpė ir mano misija buvo parodyti kitiems, kad gali būti kitaip. O kaip jūs savo negalią pavertėte galia? Aš priėmiau tai kaip misiją, kad gyvenimas man skyrė misiją, kad parodyti kitiems, kad gali būti kitaip, įkvėpti kitus ir paskatinti žmonės nebijoti, nesigėdyti savęs ir savo tą kitoniškumą, kito paversti privalumu. Aš to džiaugiuosi, aš iš tikrųjų tą kojos procesą ir pasipuošiu tam tikrom šventėm, parodau per kitą prizmę, priderinu prie drabužių, padarau kaip stiliaus detalę ir žmonės reaguoja visai kitaip. Tai viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Mes turime keisti visų pirma patys požiūrį, atrasti, kokį mes norime jį turėti, kokį mes norime perduoti kitiems. Ir tada, kai pats išlaisvėji, jautiesi laisvai, pradedi jaustis kaip ir aplinkui žmonės keičiasi požiūriu į tave ir į žmonės tokiam pačiom turbūt negaliom. O kaip įveikėte įvairius iššūkius? Tikrai tų iššūkių yra, tik vėlgi labai viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, kaip mes juos priimam. Aš tuos iššūkius priimu kaip galimybę ir stengiuosi visą laiką taip vertinti, nors ne visada iš tikrųjų pavyksta, bet visą laiką ir kitiems rekomenduoju iššūkius priimti kaip galimybės. Būna įvairių atvejų iš tikrųjų, kai žmonės netgi ateina ir viešai savo reakcijas išsako man, kad jiems atrodo, kad gal nevertėtų taip rodytis, gal nevertėtų taip daryti, kaip aš darau, sulaukiu ir grasinimų įvairių, tai iššūkius pavyksta įveikti ir manau, kad kiekvienas galime juos įveikti. Puiku, o kas jūs gyvenime motyvuoja? Grįžtamasis ryšys iš žmonių, kai rodau, kad gali būti kitaip, kai man parašo per socialinius tinklus ir mamos ir žmonės susidūrė su tokiam pačiom traumom ir negaliom, reikia parodyti jiems, kad galima būti kitaip. Ir aš savo pavyzdžių, savo viešumu įkvėpiu kitus žmonės ir parodau, kad reiktų drąsiai gyventi. Iš tikrųjų, tas grįžtamasis ryšys iš žmonių, kai po kurio laiko jie man parašo, atsiunčia nuotraukas, video ir parodo, kad iš tikrųjų aš buvau kvėpimas ir jie dabar lygiai ten pat dalyvauja, to paties siekia, jie laimingai dirba ir jie siekia mano pavyzdžio. Tai mane tai daugiausiai įkvėpia. Aš tik tai visą laiką sakau, kad niekas nepasidarys už jūs, visą laiką turite patys įdėti daug savo pastangų ir širdies iki to, kad pavyktų kažkas. Visada reikia kažką daryti arba bent jau bandyti daryti daug kartų. Ir kartais tos nesėkmės iš tikrųjų irgi yra gerai, bent jau žinai, kad pabandėjai. Paminėjote, jog padedate ir kitiems atsitiesti po gyvenimo išbandymų. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip gimė ši drąsi ir graži iniciatyva?
Kai grįžau visų pirma iš Rodo, tai pamačiau, kad Lietuvoje tokių žmonių, kurie drąsiai ir viešai kalbėtų apie savo negalią, beveik nėra. Iš tikrųjų, tuo metu prieš 9 metus beveik nebuvo. Ir aš galvojau, kad aš viena esu tokia Lietuvoje. Bet tada, kai aš pradėjau dirbti ortopedijos įmonėje ir lankyti žmonės po tokių pačių traumų, aš pamačiau, kad jų Lietuvoje tikrai yra labai daug. Ir aš tada subūriau bendruomenę Facebook'e, sukūriau grupę, kur suvienijau tuos visus žmonės, pradėjome dalintis tom pačiom problemomis, spręsti jas toje pačioje grupėje. Iš tikrųjų, tai mane įkvėpė tai, kad aš galiu suvienyti žmonės, kad aš galiu pakeisti jų požiūrį, kad aš galiu parodyti, kad galima būti kitaip ir aš galiu būti tas vedlys. Tie mano pirmieji pasidalinimai socialinėse tinkluose, pamenu, buvo tikrai labai nedrąsūs. Aš kai dėjau pirmą nuotrauką, kurioje esu su kojos protezu, kuris atrodo taip, kaip yra, nes aš 2 metus slėpiau lygiai taip pat. Nenorėjau, kad kažkas atkreiptų dėmesį ir apie tai žinotų, bet po 2 metų tiesiog nusprendžiau komunikuoti, rodyti žmonėm, įkvėpti ir būti tuo vedliu šioje temoje. Tai įdėjau pirmą nuotrauką, prisimenu, ir tada net nenorėjau žiūrėti dieną laiko, kas komentuoja ar sako, bet po to, kai atsidariau tą pirmą postą, buvau labai stipriai nustebusi, kiek daug gražaus grįžtamojo ryšio sulaukiau, kiek daug žmonių parašė man asmeniškai ir skatino tai daryti toliau. Ir iki šiol vis dar tai yra mano pagrindinė motyvacija toliau komunikuoti, toliau rodyti apie tai, kalbėti ir skatinti tą bendruomenę viešai kalbėti apie tai, nes tai turi būti visiškai normalu, tai neturi būti išskiriama. Galbūt ne visada aplinkiniai tinkamai sureaguoja, gal net įskaudina. Iš kur tada semiatės tvirtybės? Tai ir iki šiol, sakyčiau, tų blogų reakcijų tikrai sulaukiu ir jos būna labai įvairios. Mamos ateina ir prieina ir sako, kad gąsdinu vaikus, arba kad man čia nevertėtų taip ar taip kitaip rodytis, bet turbūt man vis tiek atsveria, kad netgi viena žinutė parašyta, kad aš žmogų įkvėpiu arba jam padėjau, arba kad aš darau gerai, arba lygiai taip pat mama man kažkuri parašo, kurios vaikutis gimė su įgimtų galūnės nebuvimu, turbūt man atsveria visą tai, ką aš gaunu blogo lygiai grečiai. Tai man atrodo, kad vis tiek tas gėris, arba bent jau vienas žmogus, kuris pamatys ir pasiims tą teigiamą žinutę ir tą, kurią aš noriu perduoti, atvers visą tai, kas būna pasakyta blogo. Dažnai žmonės užsidaro net ir galėdami dirbti, neieško darbo, nes paprasčiausiai bijo būti atstumti. Jūs užsiimate daugeliu veiklų, o ką patartumėte kitiems? Taip, darbis yra iš tikrųjų didelė problema, kad žmonės nesidarbina, neieško darbo, nes galvoja, nežino, kaip darbdavys į juos reaguos ir visa kita. Tai mano čia turbūt pasiūlymas ir rekomendacija būtų labai paprastas, tai tiesiog nesustoti bandyti, nes viskas pasidaro tik bandymo būdu. Aš rodau gal tą sėkmės daugiau pusę, bet pas mane daug būna ir nesėkmių, apie jas irgi dažnai papasakoju savo socialinėse tinkluose. Ir aš jas, kaip minėjau, priemu turbūt kaip galimybės, kaip pabandymą. Bent jau aš žinau, kad aš pabandžiau. Tai linkiu visiems bandyti, stengtis, siekti, bet jokių būdų nesėdėti vietoje ir negalvoti, kad pas juos ateis ta sėkmė, nes sėkmė tikrai neateina, reikia sėkmę pasiimti. Taip, o sakykit, prašau, kaip jūsų gyvenime atsirado jojimas? Tai buvo mano svajonė nuo pat mažų dienų ir aš svajodavau apie žirgus, piešdavau juos, turėdavau daugiausiai žirgų žaislų namuose, tačiau kai suaugau, visą laiką rasdavau pasiteisinimų, kodėl nejoti, tai šalta, tai draugai kartu neina, tai dar kažkokių kitokių susigalvodavau priežasčių, kodėl ne šiandien nepradėti. Ir tuo metu, kai įvyko autoįvykis, tai tiesiog tai buvo stiprus sukrėtimas, kad rytojus gali ir nebebūti ir tavo svajonė tiesiog liks nebeišpildyta. Stengiuosi gyventi šią dieną, nors kartais tikrai ir pačiai reikia tos motyvacijos, tai stengiuosi gyventi šią dieną, suprasdama tai, kad rytojus gali ir nebūti. Tai aš visą laiką visus skatinu nelaukti kažkokio sukrenčiančio įvykio, gyventi pilnai šią dieną ir džiaugtis tuo, ką mes turime. O kas jūs labiausiai palaiko, paskatina? Šeima turbūt man pirmoje vietoje yra, tai dažniausiai aš irgi sakau, kad pavyzdžiui, jeigu būna komentarai blogų žmonių, tai aš visą laiką apie tam tikrus savo pasisakymus arba ten, nežinau, socialiniuose tinkluose įkeltas nuotraukas aš perklausiu savo šeimos, nes man tai šeima yra numeris 1 ir jeigu šeimos komentarai nėra blogi ir jie yra palaikantis ir geri, tai aš skaitau, kad yra viskas gerai. O visų kitų komentarų tiesiog stengiasi nekreipti dėmesio. Tai šeimos palaikymas man yra labai svarbus ir visos šitos traumos periodu. Šeima buvo mano didžiausia motyvacija, nes aš negalėjau nuleisti rankų ir liūdėti vien tik dėl to, kad mano šeima neliūdėtų. Tai man toks buvo didelis paskatinimas stengtis, kaip įmanoma greičiau pradėti vaikščioti tam, kad džiaugtųsi ir mano šeima. O kaip priimti vaiko ar kito artimojo negalę ir paversti ją galia? Tai būna labai labai didelis sukrėtimas ir aš tikiu, kaip dabar paties esanti mama, tai yra labai sudėtinga tą priimti, bet šiaip
Siūlyčiau turbūt neužsidaryti vien tik tai žmonių, kurie turi tokias pat problemas ratuke, stengtis kuo daugiau socializuotis, bendrauti ir su kitais tėvais ir atrasti pozityvą toje situacijoje tikrai, nes jisai visur yra ir aš jau dabar matau socialinėse tinkluose ir kitas mamas, kurios tikrai kuria paskyras ir pasakoja ir edukuoja žmonės apie vaikus sergančius, sakykime, Dauno sindromu, pasakoja iš gražiosios pusės ir tikrai matau, kad yra visuomenės įtrauktis labai didelį į tokį turinį. Tai tiesiog siūlau edukuoti, šviesti visuomenę, nes per tą edukaciją ir ateina ir pačiam šiokia tokia laimė, kad darome gerus darbus, kad visuomenė keičiasi ir požiūris keičiasi į mus visus. Kaip ugdyti psichologinį atsparumą turint negalią? Aš tai visą laiką sakau, kad čia jau turbūt net nėra gėda, kad turime turbūt eiti pas terapeutus, kalbėtis apie tai, nes po tokių didelių traumų arba ypatingai, kai gimsta vaikas su tam tikra negale, tai turime eiti ir prašyti psichologinės pagalbos ir tai turi būti tikrai būtina. Taip turėtų būti ir ugdoma turbūt psichologinis atsparumas, vaikščiant pas terapeutą ir nepriemant taip kaip gėdos, kaip vis dar yra stigma mūsų visuomenėje, kad eiti pas psichologą, tai reiškia, kad tau tikrai kažkas labai negerai. Tai manau, kad psichologas turėtų būti tokia kaip visiškai normalus dalykas, kaip, nežinau, vieną kartą į savaitę nueiti pasportuoti, taip vieną kartą į savaitę nueiti pas terapeutą, išsipasakoti, pakalbėti, kas neramina, nes tikrai būna daug lengviau. O kaip reikėtų bendrauti su negalią turinčiu asmeniu? Aš tai sakyčiau, kad tai neturėtų skirtis nuo sveiko žmogaus bendravimo, absoliučiai nekaip ir mes to siekiame. Ir aš to pati siekiu savo komunikaciją ir edukaciją socialinėse tinkluose, kad tai nesiskirtų visiškai nuo sveiko žmogaus, kad mes būtume visi lygus, kažkaip to ir norėtųsi, tai kažkaip bendraujant, nemanau, kad reiktų išskirti, kad reiktų vienaip ar kitaip elgtis. Turėtume elgtis lygiai taip pat, kaip elgiamės su visais, su savo draugais ar kitais pažįstamais. Turbūt gailestis būtų, sakyčiau, blogiausias dalykas, ką galėtume padaryti bendraudami su neįgaliuoju. Kiek jūsų nuomonė svarbu atrasti širdžiai mielą užsiėmimą? Labai svarbu yra atrasti veiklą, kuri tau patinka ar bent kažkiek patinka ir į ją pasinerti. Tai gali būti sportas, tai gali būti pešimas, tai gali būti kažkokia kūryba, tai gali būti audio knygų klausimas, meditacija, tai nebūtinai turi būti kažkokia fizinė veikla. Tai aš visą laiką rekomenduoju atrasti mylimą veiklą ir po darbų arba šiaip dienos eigoje tiesiog pasinerti tą veiklą, tai tada daug daugiau džiugesio atsiranda ir tuo pačiu ir smegenys pailsi. Taip, o kokios veiklos padėtų neįgaliesiems integruotis visuomenėje? Siūlyčiau visų pirma, tai edukacija, mokslai ir fizinė veikla. Tai tikrai turėtų būti ir ypatingai paralimpiečiuose labai stinga sportininkų aktyvių, kurie dalyvautų, kurie ruoštųsi paralimpiadai. Pas mus tikrai rinkoje yra daug jaunų žmonių neįgalių, kurie tikrai pilnai galėtų pretenduoti ir tų sporto šakų tikrai yra daug ir galimybių yra tikrai nemažai. Tikrai nereikia būti finansiškai, sakyčiau, stabiliam, kad pradėti tą sportinę veiklą. Reiktų tiesiog kreiptis į organizacijas ir išsakyti norą pradėti sportuoti ir neįgaliesiems tikrai Lietuvoje yra suteikta daugybė galimybių tą daryti nemokamai. Nukreipti save į fizinę veiklą tai būtų be galo, manau, kad geras dalykas. O kokią sporto šaką jūs pati užsiimate? Šiuo metu bėgioju, turiu bėgimo protezą, kuris toksai yra kaip kablys, tai iš tikrųjų dabar mano atradimas yra bėgimas. Niekada negalvojau, kad bėgiosiu, bet dabar labai pailsiu ir po darbo jaučiuosi atsipalaidavusi tuomet, kai bėgu. Tai paskutinį kartą nubėgau 10 km, tai čia toks didelis mano iš tikrųjų yra pasiekimas. Tai bėgimas yra mano atradimas ir manau tą ir tęsiu ateityje. Puiku. O kur reikėtų kreiptis ir ieškoti pagalbos žmonėms su negale ir jų artimiesiems? Tai čia turbūt priklauso nuo negalios tipo. Jeigu norint sporto, tai visada galima į paralimpiečių komitetą kreiptis iš tikrųjų pasiteirauti, tai jie nukreipia į tam tikrą sporto klubą, kur žiūrint, į kur norėtumėte orientuotis. Ieškant darbo yra įdarbinimo agentūros, kurios ruošia neįgaliuosius darbo rinkai, tokie kaip SOPA, tokie kaip Unikalus gyvenimas. Netgi yra modelio agentūra, jeigu neįgaliam žmogui norėtųsi siekti modelio karjeros, tai yra Hero Talents agentūra, kuri konkrečiai užsiema būtent neįgaliųjų integraciją reklamose ir visokio kitoje viešoje veikloje. Tai turbūt šitos 3 pagrindinės, bet tikrai pasikreipus viduje, ten dar atsiranda daugybės šakų, kur nukreiptų tam tikrų atvejų. Bet tokios pagrindinės, jeigu sportas, tai paralimpiada, jeigu įdarbinimas, tai SOPA arba Unikalus gyvenimas ir ten pilna yra veiklų, kur galima save realizuoti.
Taigi, šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėjomės su neįgaliųjų klausimų aktyviste Roberta Orlauskaite, kurios misija parodyti, kad įmanoma dirbti, užsiimti mylimą veiklą ir turint negalią, taip savo pavyzdžių įkvepiant ir daugelį panašaus likimo brolių ir sesių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.